Esam Barselonos garsioji La Rambla gatvėje. Čia kaip Laisvės alėja Kaune, kur įvairaus plauko prekeiviai siūlo visokius suvenyrus. Ir kafeškės, kur irgi visi kviečia ką nors nusipirkti. Kadangi La Ramblė ir pagrindiniuose turistų objektuose esu buvęs, tai pasukom į senamiestį žiūrėti objektų, kur dar neteko aplankyti. Toliau tyrinėjam senamiestį ir čia irgi kažkokios bažnyčios būna, bet į kurias jau net nebeinam, nes realiai visi turistiniai objektai yra kažkur į vidų įeit kainuoja nuo 10 eurų, viduj nelabai ką ir pamatyti, o sumokėjus pinigus į kitus objektus įėjus jautiesi, kai apiplėšt, nes nieko viduj nebuvo. Tai tada važiuojame link savo tikslo apžiūrėti operos teatrą, o čia taip pro šalį pravažiuosim ir be įėjimo į vidų. Nors turistų čia irgi begalės, kaip ir prie kiekvieno bent kokio žinomiausių objektų. Štai ir esam prie operos teatro senamiestyje Barselonoj, bet kaip mačiau internete, tai čia tas vaizdas kažkaip skiriasi man dienai naktis, atrodo, kad ne tas pats pastatas būtų. Tai dabar apžiūrėsim ir iš išorės ir mėginsim eiti į vidų pažiūrėti. Įdėjau iš interneto pažiūrėti skirtumą, kaip atrodo internete ir kaip natūraliai. Esame viduje, bet nėra tokio didelio įspūdžio, kad operos rūmai kažkaip tokie turbūt puošnūs dideli. Ir irgi įėjimas kainuoja kažkur tai apie 10 litų, beje, vežimukam nemokamai. Tai čia sumokėjus, tai skaityčiau irgi, kad čia būtų apiplėšimas lygioj vietoj. Šalia patonamai kažkaip ir nesusidaro įspūdžio ir vidus nėra toks puošnus. Viduje vyksta spektaklis vaikams, tai dar pamėginsim kažkur įlyst pažiūrėti, bet vežimukam irgi nėra baisiai pritaikytas, čia tik pirmam aukšte eini lyst, o dar yra antras aukštas. Tai pamėginsim nors tą spektaklį pažiūrėti. Paleido vaikus į spektaklio, kai reikia ir mum nešt luntas, kur ir mūsų čia nesimindžioja. Varysim vėl į senamiestį. Čia per daug padų. Vėl tyrinėdami senamiestį, po truputį einam link Barselonos gyventojų poilsio parko. Čia tam tokiam siaurom gatvelėm įdomiau pasivaikščiot, negu į kokią bažnytėlę įlyst. Užėjom senamiestį į muziejų, kur užkonservuotos senovinės iškasta ir
pastatų liekanos. Čia, ten, kur buvo kokia pirtis, kur kepė bulką ar dar kas. Surašyti stendai, bet čia toks daugiau po miesto, kur giliai domisi, įdomiau čia. Nes tie griuvėsiai užkonservuoti tuose senoviniuose miestuose visur labai panašus. Tad taip mes irgi užėjom, kad užsidėt pliusą, kad buvom. Nes pirmas sykį čia dar nespėjom užeiti. Tai tiek, kad buvom ir viskas. Daėjom iki miesto parko, kur ilsisi vietiniai. Čia yra nemažai teritorijos, tad eisim. Pamėginsim apeiti, nes oras geras. Čia tuos papūgas kaip pas mus balandžiai vasarį pilna čerškauj. Nelabai žmonių bijo. Esam tam pačiam parke, čia apžiūrėt, važiavom paminklą, kažkam pastatyt, toliau yra arktie čia pastatyti visi 20 amžių, tai jokios istorinės vertės šiaip neturi. Pastatyti parką yra parko lankytojams. Tai mes sugalvojau atrakciją, čia yra biznis tokį daro vietiniai. Prisijaukint papūgą susiimkim ir privažiuoji ją tau duot siimti ir tuos papūgos lesa iš rankos. Ir kažkaip tai negražu yra, tai nieko neduot. Nu, tas, kur siimkės davė, tai visi ir duot. Ten eurą, 2 mačiau, davė ir 5. Ir aš pamėginsiu palesinti. O čia juos ir laukiau siimkiu. Thank you. Thank you. Merci, gracias. Čia vietiniai visokių biznisų galvojo, kitas burbulus leidžia ir ar tėvai, ar mokytojai, o tie su vaikais, tai jam irgi kažkiek duot, surinktų pinigų ir duot. Tai o čia, kiek mačiau, vieni su papūgom užsijam, kiti burbulus puč, kiti dainuoja. Šiaip šis parkas gana keistas, o čia pakrūmyse bomžai su čemodanais. Pamėginsim dabar nufilmuot. Nu važiuok, papiškai galvos, kad tai filmuoji. Čia jie ir miega matyt, ir parduotuvių tom karučius prisidėję visą savo turtą. Toliau kitur vaikais, su mokytojais ir, žodžiu, visokia plauka čia yra individų tam parke. Tai taip kažkaip dideli kontrastai. Čia prie gražaus fontano dar vieni biznį daro, darydami popierinės nuotraukas. Žodžiu, čia įvairių biznio rūšių gali prisižiūrėti. Fontanas gana įspūdingas.
pamačiau dar kolegą vežimėlį, kuris ryškiai čia gyvena. Čia kiekvienam krūmė tų gyventojų kalna. Tas parkas gana didelis. Matyt, paims užsidirbti vieną kitą kapeiką. Čia visokių individų kalna. Po kairę vandens telkinys, o čia kur žmonės gali išsinuomoti valtelę ir paplaukioti aplink. Nu, ten faina. Su antim kartu paplaukioti. Ir dieną baigiam grįždami link namų promenadą. Iš lėto pėsčiųjų čia va tokia pasimėgaudami geriu oru einam pėškom namo.